Labas. Šiandienos epizodas savotiškas mūsų prieš 2 metus įvykusio pokalbio su 3 tuomet Vilniaus moksleivėmis tęsinys. Tąkart kalbėjomės apie tai, ką Vilniaus mokyklose moksleiviai girdė kalbant apie LGBTQ+ temas. Šiandien grįžtame į mokyklą pasikalbėti apie patyčias. Atrodo, visi prisimename mokykloje turėję savaitę be patyčių. Pamenu, pati piešdavau plakatus, tačiau naujos moksleivių kartos vis dar susiduria su tomis pačiomis problemomis. Pasikeitė tik įrankiai ir formos. Kartu su vaikų ir paauglių psichologė bei vaikų linijos savanorių mokytoja Jurgita Smiltė Jasilionė kalbamės apie tai, su kokiais iššūkiais šiandien susiduria moksleiviai ir kodėl LGBTQ+ jaunuoliams vis dar taip sunku sulaukti pagalbos. Tai aš esu Jurgita Smiltė Jasilionė, esu psichologė ir daugybę metų dirbu vaikų linijoje. Ir mano tas gilinimasis į patyčių temą, tai jis visų pirma yra atėjęs tikrai iš mano asmeninės patirties mokykloje ir patirčių, kurios tikrai ir gąsdino, ir savaip tikriausiai augino, ir paskui jau pradėjusi dirbti pati psichologė ir pradėjusi dirbti vaikų linijoje. Tikrai labai noriai prisidėjau prie organizacijos tokios vykdomos iniciatyvos be patyčių. Ir galvoju, mano ta patirtis tikrai labai daug yra bendrai apie patyčias mokykloje, bet tame tarpe, kadangi vaikų linijoje mes ir kalbamės ir sulaukėme ir jaunuolių, paauglių iš LGBTQ bendruomenės, tai mes tikrai, kaip pasakyti, įvairių tų patirčių yra jau prikaupta. Ir šalia to, tai aš taip pat dar konsultuoju kaip psichologė vaikus ir paauglius. Tai gal svarbu pasakyti čia, kad nebūtų per painu, kad vaikų linijoje tai aš neteikiu emocinės paramos šiuo metu, bet labiau kuruoju savanorius ir įvairiausius edukacinius projektus, kur reikia. Bet šalia to, žodžiu, kaupiu, esu konsultuojanti psichologė, tai dar turiu irgi patirties iš įvairių paauglių, jaunų žmonių, vaikų, kurie irgi susiduria su įvairiais skaudžiais patyrimais. Kalbant apie jų tapatybę, tai kaip konsultuojanti psichologė. Šiek tiek galėtumėte papasakoti apie šiuolaikinę patyčių realybę mokykloje, kokia ta anatomija, kodėl, kas, kaip veikia, kokie įrankiai yra naudojami patyčiams, kokios pagrindinės problemos kyla. Na, kalbant apie patyčias kaip apie reiškinį, tai truputėlį yra iššūkis sutalpinti viską į keletą minučių, kaip papasakoti, kaip jos vyksta, nes viena vertus atrodytų reiškinys, apie kurį daugybę metų kalbame ir galbūt labai lengvai galėtume pasakyti apibrėžimą, kad patyčios tai yra pasikartojantis žeminantis elgesys, kuomet yra tam tikras galios disbalansas, tai reiškia tas žmogus, kuris tyčiojasi, inicijuoja patyčias, jis yra arba stipresnis, arba turi palaikymą lyginant su tuo žmogumi, į kurį yra nukreiptas žeminantis elgesys. Ir dažniausiai jisai vyksta grupėje ir yra pasikartojantis, tai reiškia ne vienkartiniai atvejai, bet pasikartojantis atvejai. Tai apibrėžimą atrodo paprasta pasakyti, bet jeigu papasakoti, kaip susidėlioja ir kaip nutinka, kad vienokios ar kitokios patyčios vyksta, tai čia tikrai labai svarbu turėti omenyje, kad tai yra socialinis reiškinys, kuris reiškia yra veikiamas ne tik tai kažkokių atskirų individų savybių. Na, pavyzdžiui, tas, kuris tyčiojasi, yra pastebima, kad tie žmonės, kurie tyčiojasi, yra pastebima, kad jiems yra būdingas didesnis poreikis dominuoti. Arba jie patys viduje jaučiasi, nežinau, nepakankamai vertingi ir tada per tokį agresyvų elgesį, per kito žmogaus sumenkinimą, jie bando pakelti savo savivertę ir pasijausti stipresni. Arba tai yra vienintelis būdas, kuriuo jie tampa matomi, tarkim, jiems svarbioje bendraamžių grupėje. Bet to nepakanka, nes vėlgi kiekvienoje grupėje matyti sutiksime žmonių, kuriems yra svarbu dominuoti, kurie gal jaučiasi ne iki galo pamatyti, bet ne visose grupėse vyksta vienodos patyčios arba vyksta patyčios ir tikrai, tos grupės, kurios susibūrė ir kuriuose jauni žmonės būna, jos tikrai gali būti labai skirtingos. Tai šalia tų individualių veiksnių tarsi labai svarbu tampa kažkokios grupinės taisyklės ir normos. Ir nutinka dalykai, kad štai, pavyzdžiui, vienoje klasėje arba vienoje bendruomenėje mes galime matyti labai didelį mastą patyčių arba tam tikrą specifinių patyčių mastą. Kitoje bendruomenėje gali būti, kad to yra žymiai mažiau ir yra, tarsi visai kitaip sprendžiami irgi tie noro dominuoti ir galios principai. Ir matyti dar vienas lygmuo, kuris irgi yra labai svarbus, tai kokia yra visuomenė. Ir skirtingose visuomenėse mes irgi žinome jau ir tiek metų stebėdami tyrimų rezultatus, kad patyčių mastas labai skiriasi. Ir yra vienose visuomenėse, kuriuose žymiai seniau yra kalbama ar apie žmogaus teisės, ar yra labai aiškios taisyklės, kaip suaugusieji gali bendrauti su vaikais, tai reiškia nesmurtauti, ar ne, yra priimami nemušimo įstatymai ir panašiai.
Tai juose to žeminančio elgesio ir agresyvaus gali būti žymiai mažiau tose visuomenėse negu pavyzdžiui Lietuvoje, kurioje daugybę metų mes esame tokiuose pirmaujančiose pozicijose. Bet tikrai, ką svarbu matyti turėti omenyje, kad tai yra apie galios santyki, apie tai, kad kažkam yra labai svarbu turėti tos galios ir tada ta galia yra siekiama arba jo užsitikrinama kitų žmonių tokio emocinio skausmo sąskaita. Tai bet kalbant apie tą anatomiją, matyti yra labai svarbu ir kita dalis, kuri yra labai svarbu, kad čia tikrai labai daug žaidžia socialinės normos. Tai reiškia tikrai yra ne tik tai tas individualus lygmuo, bet ir tikrai toks nuolatinis stebėjimas, o kas šitoje grupėje priimtina ar nepriimtina. Ir ypatingai, kai mes kalbam apie jaunus žmonės, apie paauglius, kurių ir raidos etapas yra toksai, kad jiems yra svarbu turėti grupę, kuriai jie priklauso, grupę, prie kurios jie pritampa. Ir tada yra dalis žmonių, kurie labai ryškiai modeliuoja savo elgesį pagal tą grupę ir pavyzdžiui, jie gali labai palaikyti žeminantį elgesį, prisidėti prie to žeminančio elgesio, nors viduje gali turėti visiškai kitus įsitikinimus ir galvoti, kad galbūt tai nėra tinkamas elgesys ir aš pats to nedaryčiau, nesijimčiau, bet vis tiek palaikyti, nes taip atrodo saugiau, taip atrodo aš pritampu prie grupės arba taip atrodo, kad aš tampu kažkokios svarbios grupės dalimi. Tai va šitie, man rodos, labai yra svarbus dalykai, ką svarbu turėti omenyje, tai žvelgiant tiek į tą individuo lygį, tiek suprantant, kodėl tam tikrose grupėse tų patyčių yra ypatingai daug. Gal galėtumėt šiek tiek papasakoti, kaip situacija keičiasi keičiantis kartoms, kalbant ypač apie Gen Z ir alfa kartas, kas būdinga jų patirtims, kalbant apie patyčias mokykloje? Aš nesu gal tokia labai kartų žinovė, kad aš taip labai aiškiai galėčiau išskirti vieną ir kitą kartą. Tai už tai gal pakomentuosiu truputėlį bendriau, bet tokia iš laiko perspektyvos pasižiūrėti. Tai vienas dalykas, kas man rodos yra būdinga, ypatingai galvojant apie Lietuvos tokią realybę, kad štai prieš kokius, 20 kelis metus termino patyčios iš vis praktiškai nebuvo. Nebuvo tokio elgesio. Gal buvo kartais vadinama priekabiavimu, gal kartais būdavo vadinama paerzinimu, bet iš esmės nebuvo tokios net, sampratos, kad tai yra elgesys, kuris yra, netinkamas, neteisingas, kurį reikėtų stabdyti, kuris turi, rasti kažkokią tai vietą suaugusiųjų sąmonėje, galvojant apie vaikų saugumą mokyklose ar kitose vietose, kuriuose jie būna. Tai čia aš manau galim kalbėti apie tai, kad ankstesnė karta turėjo daug patirties, bet neturėjo jokio, tarsi tokio instrumento suprasti, kas čia vyksta, ar ne, ir gal kartais nugauti tokį legalizuotą patvirtinimą, kad tai neturėtų vykti, kad tai yra neteisinga, kad tai yra elgesys, kurį reikėtų stabdyti. Ir pavyzdžiui, tas terminas patyčios, jis tikrai paskutinių 20 metų, sakyčiau, produktas, kuris staiga atrado tokią savo vietą tiek žmonių galvose, nes aš galvoju dabar, kai aš, pavyzdžiui, ar važiuoju į mokyklas, ar bendrauju su vaikais, ar bendrauju su tėvais, tai dažniausiai visi žino šitą terminą ir kažkaip vienaip ar kitaip gali paaiškinti, gal ten painiojasi, kur ten patyčios, kur konfliktas, bet bendraja prasme tikrai yra žinomas žodis ir tarsi žinomas reiškinys, jau yra suprantama, apie ką čia yra. Tai va čia matyti vienas skirtumas, o man rodos kiti skirtumai, kurie irgi taip laiko tėkmėje yra išryškėję, tai ne tiek paties reiškinio, kaip jisai vyksta, nes man rodos, jeigu mes tai pasižiūrėtume, ar prieš, 40-30 metų vykstančios patyčios labai skiriasi nuo dabartinių patyčių, man rodos, didžiąją dalimi jos yra žiauriai panašios, ta prasme, tai yra grupinis procesas, tai yra galios siekimas, tai yra išsirinkimas vieno žmogaus ar ne ir jo žeminimas, nepaisant jo kažkaip savijautos, o galvojant apie kažkokius kitokius tikslus, ar čia man padės pritapti, ar aš čia tuo būsiu kietas, ar čia yra, toks normalus elgesys ir panašiai. Bet atsirado tam tikrų naujų platformų, kuriuose tai vyksta. Tai tikrai galvojant apie dabartinį pasaulį, mes turime daug daugiau tokių lengvai ir plačiai paplintančių patyčių ir žeminančių elgesio pavyzdžių. Ir tam, aišku, galimybę suteikia socialinė medija, būtent erdvė, kur žmonės, žaidžia internetu, chatina, kalbasi, bendrauja ir kur yra pasiekiamos tokios milžiniškos auditorijos, pavadinkime. Tai iš tiesų, jeigu, ankstesniai kartui galime svarstyti, kad tai buvo, jeigu patiri patyčios, tai vis tiek yra toks tarsi labai lokalus reiškinys. Tarkim, įvyko klasėje, įvyko kieme. Taip, jeigu mokykla mažesnė, galbūt didžioji dalis mokyklos sužinos apie tam tikras situacijas.
Bet dabar mes turim tokių situacijų, kur jauni žmonės jaučia, kad, nežinau, jų reputacija yra iškyla milžiniška grėsmė, ar ne, nes tai pasklinda taip plačiai ir pasiekia tokią didelę auditoriją ir įtraukia tiek daug žmonių, kad tikrai kartais atrodo, jog visas pasaulis prieš tave nusistatęs. Tai čia yra matyt kalba irgi ne apie patį elgesį, bet apie jo sklaidą ir apie jo tokį galimybės pasiekti plačias auditorijas. Ir man atrodo, kas irgi yra pasikeitę, kad mes vis dar turime iššūkių, tai galimybės gauti pagalbą. Tai man atrodo, kad jeigu ten prieš, aš pati sakiau, aš pati turiu tos asmeninės patirties mokyklos laikais irgi patirti patyčias, tai aš galvoju, man kaip paaugliai net nebuvo tokios idėjos, kad aš kažkam turėčiau papasakoti apie tai. Viskas, ką ten buvo galima, tai nežinau, su draugais ar draugėmis pykti dėl to, regzti keršto planus, galvoti, kaip čia su tuo kažkaip mes galim susidoroti, bet kad suaugę kažką su tuo turėtų daryti, kad jiems būtų gerai papasakoti. Tai nebuvo tokios idėjos, nes nieks mūsų ir neskatino to daryti. Ir man rodos, netgi jeigu ir darydavo, tai nelabai kas ten ir padėdavo. Tai man rodos dabar tikrai, suaugusiųjų galima rasti rūpestingų suaugusių žmonių, kuriems rūpi, kurie stengsis padėti, bet aišku, mes vis dar turime daug suaugusių žmonių, kurie nepakankamai supranta, kiek metų mes bekalbėtume. Ir vis tiek dažnai tą nurašo kaip kažkokį, nežinau, normalų elgesį arba nueina labai paprastų kelių apkaltinti nukentėjusį žmogų, kad jis štai nepakankamai pasistengė prisitaikyti arba atrodo kažkaip kitaip negu kiti, tai tegu pabando prisitaikyti ir viskas bus gerai. Tai čia vėlgi labai žymi arba tokį nuvertinimą problemos, arba bejėgystę, arba nenorą iš vis kažkaip tai reaguoti. Tai galvoju, čia man rodos yra tokie esminiai gal skirtumai ir kita vertus, matyt, mes čia dar ir kitose pokalbio dalyse paliesime, kaip ir viskas gyvenime, taip man rodos ir patyčių temoje ir mūsų tokia socialinė santvarka, vis tiek viskas kažkaip sukasi tokių spiralės principų. Ir man atrodo, mes turėjome atrodyti tokį visai gerą laiką, kur atrodo, tikrai žmogaus teisų perspektyva atrodė tokia vertinama, vis labiau priimama ir patenka į tokias, nežinau, įvairiausių organizacijų darbotvarkės, ar ne, kad į tai labiau atkreipiama, bet dabar matome, kas vyksta pasaulyje, kai vėl žmogaus teisės įmamos vis labiau pažeidinėti ir ateina nauja banga tiek valdančiųjų, ar ne, įvairiausiose pasaulio šalyse, kuriuose yra visiškai priešingos žinutės transliuojamos. Tai panašu, kad mes irgi atsidūrėm kažkuriame tame spiralės taške, kai tarsi vėl atrodo žengėme žingsnį atgal ir atrodo kyla grėsmė ir rizika, kad tam tikras žeminantis elgesys, nepagarba, žmogaus teisų paminimas, nepaismas, ko jau anksčiau atrodė neturėtų būti, dabar vėl pradeda kartotis ir mes atsidūrėme vėl kažkokioje kryžkelėje, kur bus klausimas, kas vyks ir ar nebus daugiau, nežinau, patiriančių, kenčiančių žmonių. Čia svarbus klausimas, nes įdomus dalykas apie Gen Z kartą, kad jie iš tikrųjų patys labai aktyviai domisi savo psichikos sveikata. Yra netgi matomas toks kaip ir jau didelis pavojus, kad dažnai jaunimas mėgsta savo diagnozuoti problemas. Ir aišku, tai kyla iš tos problemos, kad dalis jaunų žmonių vis dar neturi galimybių kreiptis į specialistą arba vis dar yra stigma jų aplinkoje. Man yra įdomus dalykas, kaip patys moksleiviai žvelgia į savo patiriamas patyčias. Ar tai yra suvokiama kaip aš matau tą problemą ir tai yra didelė problema ir reikia kažką daryti, ar tai yra tiesiog, kad irgi perimamas tas, kaip jūs minite, kai kurių vyresnių kartų požiūris, kad, tarkim, reikia užsiauginti tiesiog storą odą ir kažkaip išgyventi tą laikotarpį. Man atrodo, kad jaunų žmonių tarpe mes sutiksim visų žmonių ir visų požiūrių, kad viena vertus aš pritariu ir man rodos tai yra labai, tam tikrą prasme yra labai nuostabu, kad jauni žmonės turi daugiau galimybės sužinoti apie įvairias vidinės būsenas, rasti informacijos, kelti savo vidinius klausimus ir ieškoti atsakymų. Aišku, kad visą laiką labai norėtųsi, kad tai būtų ne tik tai, nežinau, internetas ta vieta, ar ne, arba socialiniai tinklai, kad tai būtų ir tokie apčiuopiami žmonės, su kuriais jie gali kalbėtis, tyrinėti, suprasti, kas su jais vyksta. Ir man rodos, tas pats yra ir patyčių temos lauke, kad yra dalis jaunų žmonių, kurie yra labai jautrus šitai temai. Ta prasme, ir neturiuomenį, kad jautrus, kad jeigu kas nors nutinka iš karto įsiskaudina, bet ta prasme, labiau linkę pastebėti, labiau linkę identifikuoti. Man rodos, yra tikrai ir tokių jaunų žmonių, kurie drįsta ir imasi aktyviai, nežinau, spręsti, reaguoti, kalbėti apie tuos dalykus. Ką tikrai yra, man rodos, žymiai daugiau negu lyginant su ankstesnėje karta, ar ne?
Bet šalia to, man rodos, yra daug jaunų žmonių, kurie yra visiškai nuleidę rankas. Ir tas tos tokios storos kūros užsiauginimas, man tai atrodo, kad jis ne visą laiką yra susijęs su tuo, kad aš tikiu tuo, ko tikėjote, nežinau, mano vyresnės kartos žmonės, ten tėvai ar mokytojai, nes jie kartais naudoja ar ne šitą argumentą. Nu tai va, bus užgrūdintas ar ne žmogus tolimesniems gyvenimo sunkumus, bet dėl nevilties, nes tikrai, man rodos, yra daugybė situacijų, kur jauni žmonės pasakoja, aš nežinau, kaip tą sustabdyti, o kai kreipiuosi pagalbos, atsiremiu irgi į sieną, tai jeigu tikrai nepavyksta savo aplinkoje sutikti tų rūpestingų suaugusių žmonių, kuriems rūpi ir kurie nori kažkaip padėti, išspręsti patyčių situacijas, tai tikrai, čia yra labai adaptyvus dalykas, aš negaliu pakeisti realybės, aš bandau pakeisti požiūrį į tai, tai reiškia, aš bandau kažkaip atrasti vidinių jėgų, nežinau, mažiau kreipti dėmesį, kažkaip išlaikyti, ištverti šitą laikotarpį, tikėti, kad štai ateis, nežinau, užbaigsiu mokyklą, įstosiu į universitetą, tai bus nauja pradžia, tai bus nauji žmonės ir tada mano gyvenimas tikrai pagerės. Tai man atrodo, kad tikrai, bendraujant su jaunais žmonėmis, tikrai matom visas šitas ir šalia to, kur lengvai atpažįstu, pateisinu, nes galvoju, ir čia irgi yra ta liūdnoji dalis, kaip socialinė medija dabar tikrai veikia jaunų žmonių pažiūras, jaunų žmonių požiūrius, nežinau, ir į skirtingas lytis, ir į seksualinės tapatybės, kur, man atrodo, tikrai yra labai daug žalingo turinio, kuris plinta socialiniuose tinkluose, kur, sakau, anksčiau atrodydavo, kad lyg ir norėjos tikėti, kad ta situacija yra geresnė. Ir aš manau, kad tikrai yra tada dalis žmonių, jaunų žmonių, kurie visiškai pateisina, tai jo, tai čia taip ir reikia, žodžiu, tai kas čia tokie vaikšto, tai ir atstumkim, nebendraukim, nepriimkim jų. Ir šalia to, man rodos, yra daug tikrai nuostabių tolerantiškų jaunų žmonių, kurie budrus ir savo būsenoms, ir kitų būsenoms, ir atjaučiantis, padedantis ir besirūpinantis kitais. Tai taip sunku galbūt tikrai apibrėžti, labai taip vienu pjūviu kažkaip apibūdinti tas kartas, bet man rodos, kad labai daug yra kalba apie tokius ką išmokstame mes kaip asmenys ir ką darome su ta patirtimi. Tai tikrai, kai susidurime su didelė bejėgystė, tai irgi stengiamės išgyventi taip, kaip galime. Ir kartais tai yra tiesiog sukandus dantis tverti, turint, nežinau, vieną kitą artimą žmogų, į kurį gali atsiremti, ar ten paskambinti į kokią emocinės paramos tarnybą, o netikėtis, kad kažkas tikrai padarys proveržį ir sustabdys tą neteisingą elgesį, kuris vyksta prieš mane. Dabar perinant šiek tiek prie LGBTQ mokinių patirčių Lietuvoje, gal galėtumėt kaip nors pabandyti pavaizduoti, su kuo susiduria LGBTQ plus moksleiviai Lietuvoje, kokios jų patirtis yra, ką reiškia būti jaunu žmogumi ir ne moksleiviu Lietuvos mokyklose. Na, šitoj vietoj tai irgi turiu prisipažinti, kad labai jau rizikuočiau bandydama kažkaip apibrėžti tokį paveikslą, nes nesu nei dariusi kažkokių tai tyrimų šitame lauke, kad galėčiau tai papasakoti ir galvoju, tikriausiai geriausiai apie savo patirtis papasakotų patys moksleiviai. Tai galiu tik nudalintis tokiom gal prielaidom, pastebėjimais ar tokiais pamastymais, kurie matyt tam tikrose situacijose gali labai atitikti, o tam tikrose situacijose gali atrodyti, kad gal ne visai čia apie tai. Tai aš galvoju, kad tikrai vienas dalykas, kas yra akivaizdu, kad LGBTQ moksleiviai jie tikrai vis dar patiria, yra tokie didesnėje grėsmėje ir rizikoje patirti žeminantį elgesį ir patyčias ir negauti tam tinkamos pagalbos. Ir galvoju, kad čia galbūt skiriasi, čia būtų gal irgi taip neaišku, ar čia didesniuose miestuose, mažesniuose miestuose, didesnėse mokyklose, mažesnėse mokyklose, kiek čia skiriasi ta situacija. Ir būtų kartais tarsi atrodo, jeigu taip labai stereotipiškai mąstant, kad gal ten Vilniaus miesto gyventojai, tai jie jau yra tolerantiškesni, arba Vilniaus miesto moksleiviai, tai tikriausiai mažiau patirtų patyčių, LGBTQ grupės mokiniai, kad tarsi mažiau patirtų patyčių, nes tikrai ta atmosfera atrodo tolerantiškesnė, bet realybėje aš manau, kad tai nėra tiesa. Ir kad čia tikrai daug labiau priklauso nuo to, kokia apskritai yra mokykla, ar mokykla turi aiškias nuostatas ir vertybės, kalbant apie patyčias, ar yra tikrai įsisąmoninama ir atpažįstama, kas yra homofobinės patyčios, nes tikrai dažnais atvejais yra tarsi šiaip patyčios lyg ir atpažįstamos, bet dalis yra ne visai priimama rimtai arba nereaguojama, nes vis tiek kažkaip normalizuojama, arba vis tiek galvojama, kad štai
pats žmogus turi stengtis pritapti. Ir jeigu jis jau čia labai išsišoka, labai kažkaip, tai nežinau, pabrėžia kažkokią savo tapatybės dalį, tai čia jo pasirinkimas, tai gauna reakcijas, tai čia, pats kaltas, kad gauna reakcijas, neišsišoktų, tai ir negautų reakcijų, ar ne? Ir man rodos, kad čia yra, taip sakant, labai universalu, ar čia būtų mažesnė mokykla, ar didesnė mokykla. Klausimas tikrai, kaip mokykloje yra kuriama bendruomenė, kaip rūpinamasi saugumu ir kokie yra žmonės, kurie teikia pagalbą ir kurie dirba su mokiniais. Tai matau, viena dalis, kad tikrai, lyginant ir su ankstesniais, ir su dabartiniais laikais, kad tikrai yra labai didelė rizika LGBTQ moksleiviams patirti patyčias, negauti pagalbos ir būti nepakankamai palaikytiems, ar ne, tose sunkiose situacijose, kai jie susiduria su neteisybė. Kitas dalykas, kas man atrodo irgi labai svarbu, ir irgi taip, eilę metų norėjusi tikėti, kad, nežinau, mokytojų požiūris keičiasi, kad patys mokytojai labiau paremantis ir palaikantis, bet vis dar tenka girdėti ir iš įvairių, tokių asmeninių vaikų, paauglių pasakojimų, kad tikrai labai dažnai patys suaugusiai prisideda prie to, kad homofobinės patyčios vyktų mokyklose. Ir tikrai komentarais, nežinau, būtent to pačiu nereagavimu, nepastebėjimu, nepriėmimu pagalbos, tokiais nekonstruktyviais pasiūlymais mokiniams patiems spręsti arba patiems prisitaikyti prie bendraamžių grupės. Suaugę žmonės palaiko patyčias ir ta prasme vėlgi mes turime tą situaciją, kad galbūt kitas paauglys, nežinau, patirdamas patyčias, dėl kitų priežasčių, nežinau, dėl išvaizdos, dėl turtinės ar ne situacijos, jisai štai nuėjęs pas tą patį mokytoją sulauks pagalbos, o jeigu paauglys kreipiasi dėl homofobinių patyčių, jisai tos pagalbos negaus. Tai čia matyt ir kita dalis, kuri galvoju vėlgi gal svarbi, galvojant, kad nors čia atrodo labai bloga situacija, bet man rodos, kas yra svarbu, kad LGBTQ mokiniai, tarsi vis tiek dabar irgi labiau žino ir bando rasti pagalbos, tarkim, bendraamžių tarpe. Vis tiek yra organizacijų, yra vietų, kur jie gali, nežinau, bendrauti, kalbėtis, ar ne. Pavyzdžiui, ta pati vaikų linija irgi vėlgi, ar jaunimo linija, emocinės paramos tarnybos, nors kurios jau veikia tikrai irgi daugybę metų, bet man rodos vėlgi tam, kad būtų kalbama apie homofobinės patyčias, irgi kažkaip turėjo užaugti ir pačios organizacijos. Štai, pavyzdžiui, vaikų linijai mes iš vis turime tokį pastebėjimą, kad vaikai ir paaugliai apie patyčias pradėjo kalbėti tada, kai mes pradėjom skatinti juos apie tai kalbėti, kai mes irgi ėmėm komunikuoti, kad tai yra ne okei, tai tu turi teisę būti saugus, yra labai svarbu, kad tu kažkam pasakotum apie tai. Tada ir pas mus daugėjo vaikų ir paauglių kreipimusi, kurie kalba apie tai. Tai tas pats, man rodos, ir su homofobiniam patyčiom. Jeigu jiems atrodo, kad visur yra tokie nepalaikantys žmonės, tada atrodo, tarsi niekur negali kreiptis pagalbos, bet man rodos, kad dabar paaugliai tikrai mato, pastebi tas galimybės ir galbūt drąsiau kreipiasi pagalbos, jeigu tikrai jaučia, kad niekur kitur tos pagalbos negauna. Tai nežinau, kiek aš čia taip labai pilnai atliepiu, bet bendraja prasme, man rodos, tokia esminė žinutė, kurią tikrai norisi perduoti, kad tikrai tos patyčios, kurios vyksta dėl tapatumo ir tokios tam tikros tapatumo dalies, jos yra labai labai giliai žeidžiančios. Ir kad tikrai šios grupės jaunuoliai, jie yra tokie tampa ne tik pažeidžiami dėl patyčių, bet jie tikrai savižudybės rizika didėja, sunkių minčių rizika didėja, nes tikrai išbūti su visu tuo tampa ir tikrai yra labai sunku. Aš kaip tik norėjau jūsų paklausti, ar mokyklų bendruomenės mokytojai, apskritai visuomenė, ar supranta tapatumo klausimą patyčių aspekte, ar ne, kad LGBT moksleiviai yra labiau pažeidžiami, ar ne, ar yra iš tikrųjų diskutuojama apie tai, nes mes kažkaip jau pasiekėme tą ribą, kai Lietuvoje yra suvokiama, kad patyčios yra tikrai didelę žalą darančias, ar ne, ir kad pasekmės yra ilgalaikės tos mokyklos patirties ir kad reikėtų iš tikrųjų dėti pastangas ir atvirai apie tai kalbėti ir tų patirčių tikrai yra liūdnų ir mokytojai taip pat turi daug, nes jie irgi patiria patyčias, tai atrodo toks irgi, negali sakyti, kad tik viena grupė su tuo susiduria, visi yra tame, bet kalbant apie tapatybės klausimus, konkrečiai tai LGBT moksleivis, atrodo, kad šitas klausimas vis tiek yra, kažkokia stigmos dalis vis dar stigmatizuojama. Tai kaip jūs matote šitą problemą?
Na, man rodos, aš tik paantrinsiu, kad tam tikrą prasme toks yra paradoksas, kad aš net ir bendrai apie patyčių temą sakyčiau, tarsi yra daug dėmesio, bet tas dėmesys yra kažkoks, nežinau, išsklaidytas, neatidus, sumišęs su visais kitais, nežinau, painiojimu, kas yra kas ir panašiai, kad iš tikrųjų, nors va, jau nuo 2017 metų, man rodos, švietimo ir mokslo įstatyme yra kaip pasakyti, apibrėžta, kad yra terminas patyčios apibrėžtas, kiekviena mokykla turi turėti savo patvirtintą planą, kaip bus reaguojama į patyčias, į įvairias patyčias. Tikrai ne tik tai dėl, nežinau, išvaizdos gebėjimų, bet būtent apibrėžiant ir tapatumą, ir tautybę, ir skirtingas rasės, ar ne, ir kalbinę aplinką, visus, žodžiu, yra įvardinti svarbiausi pagrindai, dėl ko gali vykti patyčios, ir mokykla turi turėti savo vidinę patvirtintą tvarką, kaip reaguoja į tuos dalykus. Bet pavyzdžiui, tikrai ir jau mokyklos ne vienerius metus atrodo taiko, ar ne, šitus principus. Tai keli yra tokie paradoksai. Pirmas dalykas yra labai mažai užfiksuojama patyčių atveju. Sako, štai per metus pas mus ten buvo 3 atvejai patyčių, ar ne? Tai jau net šį pasakius skamba juokingai, jeigu mes, nežinau, turim kelius šimtus moksleivių vienoje mokykloje, kaip gali būti, kad tai buvo užfiksuoti 3 atvejai. Tai arba nesikreipia, arba tai yra neregistruojama, nefiksuojama, arba nemanoma, kad čia yra elgesys, kuris laikomas patyčiomis, ar ne? Ir kita dalis, kad tikrai vis dar mokyklos bendruomenės labai painioja ir arba tada nurašo, oi, tai čia dabar visi viską vadina patyčiomis, ar ne? Ir arba tada, kita dalis, kur maždaug, tai mes čia registruojam tik labai labai rimtus atvejus, ar ne? Ir toks, tai painiavos yra labai daug ir man atrodo, tai čia kalbant bendrai apie patyčias, kaip apie reiškinį, tai jeigu aš galvoju apie tapatumo dalį, tai man rodos, kad tikrai čia yra labai daug suaugusių, kurie nesupranta iki galo, ką tai reiškia. Dar blogiau, tai čia yra toksai maždaug, tai jeigu jisai yra LGBT, tai ko jis čia įsižeidinėja, kad jį ten pravardžiuoja? Tai jis yra, ar ne? Toksai, kur tarsi pridedama, kad žeminantis turinys, kuris neva tai atspindi tiesą, dedu kabutes, ar ne, nes nežinau, kaip čia kitaip parodyti, ar nepasakyti. Tai tada, tai čia jau to žmogus, tai per jautrus, tai ko jis čia taip jautriai reaguoja, ar ne? Tai man rodos tikrai, kad tokio supratimo ir tokio atidumo homofobinėms patyčioms yra tikrai labai mažai ir yra tik tai specifinėse bendruomenėse. Bet pavyzdžiui, aš galvoju, yra svarbu ir aš žinau situacijų, kuomet, pavyzdžiui, mokyklų bendruomenėse, ypač kai atsiranda mokytojų, kurie atsiskleidžia. Ar ne, tarkim, visų pirma kolegoms, kas irgi yra labai nelengvas žingsnis ir niekada ir labai rizikingas ir nežinai, kaip reaguos. Ir būna, kad mokyklos bendruomeniai visų pirma suaugusių tarpe iškyla klausimas ir priimami tam tikri, nežinau, sprendimai, kur yra sakoma, mes esam draugiški bendruomeniai šiai, nežinau, švenčiam, minim tam tikras dienas, ar ne, tas simbolinės dienas, ar tai būtų tolerancijos diena, ar kiti, tikrai kalbam garsiai apie šitą problemą, kalbam apie homofobinės patyčias ir panašiai, bet čia yra vienetai tokių bendruomenių, apie kurias man tenka girdėti, ar ne, ir tam tikrai reikia labai didelio sąmoningumo. Ir tada aš tikrai esu pastebėjus, kad tokiuose bendruomenėse ir mokiniai yra žymiai atidesni. Ir pavyzdžiui, žinau irgi situacijų, kuomet vienoje mokykloje mokiniai stojo kažkaip ir ginti ir ieškojo teisybės, kai jiems atrodė, kad mokytojas patiria homofobinės patyčias iš kitų mokyklos suaugusių žmonių ir jie buvo tie, kurie, nežinau, kėlė tą klausimą, bandė suprasti, kas čia vyksta ir panašiai. Bet čia vėlgi, čia yra tokios vienetinės situacijos ir man rodos didžiąja dalimi tai tikrai yra, nėra sąmonė ir supratime, kaip jas atpažinti, kaip jas stabdyti. Ir netgi tie žmonės, kurie atrodytų patys, tikrai turi gana, pavadinkim, tolerantiškas nuostatas, yra priimantis grupėje, kolektyve, komandoje. Jie dažnai nesiima jokių veiksmų. Ne? Nes tai tampa vėlgi tokia rizika, kad ir pats tapsi pamatytas arba patirsi kažkokį tai elgesį ar, nežinau, komentarų savo atžvilgiu. Gal šiek tiek teko jums bendraujant su mokytojais išgirsti iš jų pačių patirčių, tarkim, kas trukdo ir kas padeda jiems, sakykime, kalbėti apie homofobiją savo mokyklose su kolegomis, arba bent jau, sakykime, atkreipti dėmesį į jų moksleivių patirtis. Tarkim, nes aš prisimenu, kai aš dar buvau moksleivė, tai labai dažnai būdavo tas dalykas, kad mokytojai
nori padėti, bet trūksta informacijos, trūksta švietimo, trūksta kursų. Ir aišku, tos kasdienės problemos, tai didelis darbo krūvis, maži atlyginimai, apskritai mokytojai irgi turi savo patirtį. Visas tas sovietinis palikimas dar tais laikais buvo svarbus, ir dabar nemažiau svarbus, aš įsivaizduoju, nes didžioji dauguma mokytojų vis tiek yra vyresnio amžiaus žmonės, jie jau yra susiformavę ir jiems šitie klausimai vis dar yra nauji. Ar mokytojai patys kažkiek dalinasi tuo, kas, pavyzdžiui, jiems trukdo padėti LGBT moksleiviams, arba galbūt kažkas padeda, nes jūs turėjote tokį irgi gražių pavyzdžių, kad yra kai kurių bendruomenių, kurios tikrai daug daro. Man atrodo, kad tikrai padeda sureaguoti ir padėti LGBT moksleiviams, su jų patirtimis. Mokytojams padeda, jeigu bendruomenė yra viešas pokalbis apie tai, kuris aišku, labai svarbu, kad jisai būtų kalbama apie palaikymą, priėmimą, atvirumą, ar ne, o ne apie kitą pusę, nes tikrai aš žinau ir bendruomenių, kuriuose čia vėlgi nepaslaptis lytiškumo ugdymas, ar ne, yra didelė problema mūsų mokyklose, tai jeigu tik tai į mokyklą ateina kažkokia tai lektorė ar lektorius, kurie kalba, pavyzdžiui, apie skirtingas tapatybės, ar ne, apie jo, nežinau, apie laisvę santykiuose bendrąja prasme, gal pavadinkim ne tik tai apie tai, kaip čia yra visas lytiškumas yra tam, kad išsaugoti vaisingumą ir susilaukti vaikų, bet yra ir kitos seksualumo brendimo dalys, kurios yra svarbios. Bendruomenė labai greitai kyla būtent priešinga diskusija, kaip mes čia tikrai jokių čia tokių idėjų neskleisime, kurie neatspindi ten, nežinau, tradicinės šeimos sampratos ir panašiai. Tai žinoma, jeigu čia yra tokia diskusija bendruomeniai, tai tada, man rodos, visi žiauriai nesaugiai jaučiasi. Bet kas, nežinau, netitinkantis kažkokią tradiciškumo sampratos, tikėtina, kad jausis nesaugiai ir tada, kur, man rodos, mokyklos darbuotojai padeda ir sureaguoja, tai tik tai asmeniniam lygmenyje. Tai reiškia, jie tikrai, kaip pasakyti, nebus taip, kad, nežinau, galbūt viešai užstos mokinį padės, nežinau, inicijuos kažkokius platesnius veiksmus, bet asmeniniam santykiai tikrai gali būti labai palaikantis ir paremantis. Tai mano tokia patirtis, arba, iš to, ką tenka gal girdėti iš suaugusių žmonių, kad tikrai labai padeda, jeigu tos temos bendruomenė yra aptariamos ir, pavyzdžiui, ne pirmą kartą, arba kviečiami skirtingi lektoriai, bandoma įnešti skirtingas perspektyvas, ar ne. Ir tada, kai mokyklos bendruomenė atsiranda platesnė normos savoka, tai man rodos ir mokytojai tada saugiau jaučiasi ir kalbėdami apie savo patirtis ir užstodami moksleivius, ar ne, ir inicijuodami svarbius, nežinau, ten ar užsiėmimus, ar tolimesnės diskusijas. Ir vaikai tada jaučiasi drąsiau kreipdamiesi pagalbos, nes žino, ar ne, kad tai yra, nežinau, mūsų mokyklos bendruomenė yra atviresnė ir joje daugiau kalbama. Bet šalia to, man atrodo, kad čia vėlgi viskas vis tiek lieka tokiam labai labai individualiam lygmenį, kai mes kalbam apie Lietuvos mokyklas. Tai visi tinka jūsų įvardinti argumentai. Mokytojai vis dar pavargę, krūvis yra labai didelis, pakeitimai nuolatos labai dideli. Dalis mokytojų iš vis galvoja, kad čia socialiniai ir psichologiniai klausimai yra ne jų reikalas. Ta prasme, mano reikalas yra išdėstyti pasiekimus akademinius, pasiekti tinkamus mokinių, išdėstyti savo dalyką, o visi kiti dalykai čia yra ne mano daržas ir ne mano kiemas. Bet šalia to, man rodos, tikrai, ir čia, man atrodo, labai svarbios yra tos LGBTQ moksleivių patirtis, tikrai vis daugiau yra ir mokytojų, kurie gali būti atliepiantys, pastebintys, padedantys ir auginantys patį moksleivį, bet čia ir yra, tas individualus santykis, ne kaip organizacijos, bet ir tai yra labai svarbu. Nes man rodos, kad kiekviena pozityvi patirtis, kai yra žmogus, kuris tave mato tokį, koks tu esi ir tave gerbia toks, koks tu esi, tai yra labai labai svarbi patirtis keliaujant į tolimesnius gyvenimo etapus. Tai aš taip nenuvertindama to individualaus lygmens, sakyčiau, tikrai man rodos tų mokytojų, kurie supranta, pažįsta, kuriems rūpi, kuriems yra svarbu, tai jų tikrai daugėja. Bet jeigu mes kalbam apie tai, kiek mokytojai drąsiai jaučiasi visoje bendruomenėje, nežinau, būti aktyvūs, drąsiai reikšti savo nuomonę, inicijuoti kažkokius pokyčius, tai taip, man rodos, tame yra daug ir atsitraukimo, ir nesaugumo, ir laiko neturėjimo, arba jausmo, kad jeigu aš esu vienas, tai man bus per sunku, arba aš tiesiog neištversiu kažkokios tos irgi įtampos, ką tai gali sukelti ir ką tai gali man asmeniškai atnešti. Čia šiek tiek irgi galbūt būtų svarbu paliesti apskritai besikeičiančius santykius mokyklose, nes ne dalis žmonių, apskritai visi žmonės, kurie jau dabar yra moksleiviai ir jie užaugo
šiek jau atitolę nuo tos kultūrinės, socialinės patirties, kurioje gyveno mokytojai, jų tėvai, tai tarkim tas vėlyvasis sovietmetis, nežinau, ir tarkime ankstyvoji nepriklausomybė, kad ir ta pati ankstyvasis tas laikotarpis po Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą. Tai ir yra didžiulė interneto įtaka, jaunimas kalba apie tai, apie ką kalba jų bendraamžiai kitose pasaulio valstybėse, ir tie irgi populiarūs dalykai ateina į mokyklas, tas suvokimas, kiek tai daro įtakos tokiam irgi, nežinau, dialogui tarp tėvų, vaikų ir moksleivių dabartinių ir mokytojų, nes jie jau, tarkim, ir dabartiniai tėvai jau, tarkim, irgi užaugo girdėdami apie patyčias ir mokytojai arba užaugo patys tą matydami, arba jau yra kažkoks suvokimas, kad tai yra mokyklos dalis, tai nebėra kažką, ką tik nors jūs minite, kad kai kurios mokyklos vis dar stengiasi nutilėti arba teigia, kad jų mokyklose to nėra. Ir tai ir dauguma organizacijų, kurios dirba su LGBT moksleiviais, irgi susiduria dažnai su mokyklomis, net ir Vilniuje, kurios teigia, kad pas mus tokios problemos nėra, nors visi žinome, kad yra. Tai ir yra tėvai taip pat, kurie jau yra irgi užaugę toje aplinkoje ir tuo labiau jų vaikai. Tai ta patirtis yra tokia lyg ir visi žino apie šitą problemą, visi kažkokiu kampu ją patyrė arba matė ir mes vis tiek kažkaip sukamės tame tokiame užburtame rate, nes aš pamenu, kaip pati buvau moksleivė, situacija būdavo maždaug tokia, kad aš, tarkim, iš manęs tyčiojasi mano klasiokai ir mokytojas tyli, nieko nedaro, nereaguoja, arba nepastebi. Ir pagalbos dėl to jokios nėra, ir tėvai, tarkim, kreipiasi į mokytojus ir tada situacija būna tokia, kad mokytojo reakcija būna, tai ką aš čia galiu padaryti, nes moksleivių daug ir visi turi savo problemų. Dabar iš esmės yra lyg ir tos pagalbos, bet dabar yra kitoks balansas jau, kad tam tikrą prasme dabar mokytojai patys susiduria taip pat su patyčiomis iš moksleivių. Ir yra toks, nežinau, kaip čia pavadinti, galbūt keršto klausimas per daug dramatiškas, bet yra pasikeitusi tokia galios pusiausvyra, kad dabar jau mokytojas iš stebėtojo pats tampa tokiu, arba pats patiria patyčias, tai reiškia auka, arba kai kuriais atvejais, kaip mes minime, vis dar yra tas dalyvis, tai irgi prisideda, prie tų patyčių, jas sukurdamas tą erdvę. Tai ir tėvai iš esmės taip pat, jeigu jų santykis su mokytoju irgi yra nepagarbus ir kai kurie iš tikrųjų žmonės prisipažįsta, kad, tarkim, jie jaučia nuoskaudas savo mokytojams ir kai kurie netgi atsisakė minties patys tapti mokytojais, nes tiesiog mokyklą prisimena, kaip kančios šaltinį jų gyvenime. Tai kaip keičiasi, kaip jūs manot, šita dinamika, kaip jinai prisideda prie, pavadinkime, patyčių situacijos Lietuvoje? Man atrodo, kas iš esmės tikrai keičiasi lyginant, nežinau, su kokiais 30 ar 40 metų atgal, kad jauni žmonės tikrai daug atviriau su suaugusiais komunikuoja apie save ir įvairiom prasmėm, nežinau, jie yra, ką aš pastebiu, tai jie, pavyzdžiui, aiškiau gali apie savo jausmus pasakyti, jie drąsiau, man rodos, pasakoja ir apie savo tapatumą, kas, man rodos, anksčiau tikrai būdavo labai ilgai slepiama ir nepasakojama, ar ne, tarsi tokia pasilaikoma dalis savo. Ir, pavyzdžiui, aš pati irgi konsultuodama vaikus, paauglius, jaunus žmonės, tikrai dažnai susiduriu su tuo, kad taip ateina ten, nežinau, sunerimę tėvai dėl vienokio ir kitokio klausimų, bet šalia to aš jau girdžiu, kad šeimoje yra, tarkim, net laukiant pilnametystės ir kol tu tapsi visiškai savarankiškas, yra ir paauglio, nežinau, lytinio tapatumo klausimas, ar ne, arba seksualinės orientacijos klausimas, kas, sakau, man atrodo, pavyzdžiui, aš pati prisimindama savo mokyklą, tai atrodo, nieks apie tai iš vis nieko nekalbėdavo, nes tai būdavo, tokia, nežinau, tema, kuri, tikrai tokia tabų tema.
Ir tam tikrą prasme tas tada tikrai atneša daugiau tokio žinojimo ir supratimo, ar ne, suaugusiems. Tarsi, vat, kaip ir jūs sakot, kad užaugom jau šiek tiek, vat, ir tarkim dabartiniai, gal vėlgi tokių nedidelių dar vaikų tėvai yra užaugę jau kitokiamis sąlygomis. Galvoju, vat, paauglių tėvai, tai dar daug kas, man rodos, yra patyrę ten vienokį ar kitokį tą sovietmečio laiką. Nežinau, mokyklui, pavyzdžiui, mokėsi dar tais laikais. Tai man atrodo, kad yra, vat, iš jaunų žmonių aš matau žymiai daugiau drąsos. Man atrodo, čia yra labai svarbus dalykas ir jinai kartais tikrai labai yra svarbi tam, kad suaugę pamatytų, kaip tai yra svarbu, kaip tai yra skausminga, kaip yra, jie tikrai drąsiau tarsi inicijuoja ir tam tikrus pokalbius patys. Bet šalia to, tai tas yra ir pokytis, ir nepokytis, ar ne? Aš galvoju, nes čia yra viena pusė, ką jauni žmonės komunikuoja ir kaip jie apie save papasakoja, ir kaip jie, gali kalbėtis apie įvairias savo tapatumo dalis, ar ne? Bet šalia to yra suaugusiųjų, kurie vėlgi, taip yra platu ir vėl tokia yra įvairovė. Tai man irgi yra labai svarbu. Yra svarbu, kad ir tėvai vis daugiau atranda erdvės, kur kalbėti, jeigu nežinau. Jiems kyla įvairiausių jausmų apie tai, kad jie sužino apie savo vaiką. Visų pirma, aš kalbu apie tokį, kaip pasakyti, apie savo vaiką, sužino apie jo tapatumo kažkokius faktus, ar ne, ir irgi, kad, nežinau, neišveikti, neišgazdinti savo vaiko, nepalikti jo vieno. Tai ir ten, nežinau, yra tėvų linija ar palaikymo grupės. Tikrai yra tų vietų, kur gali kalbėti ir tada irgi dėliotis patys, kad būtų atrama savo vaikui jau tolimesnėse situacijose, kurių tikrai iškyla. Ar tai būtų patyčios, ar tai būtų diskriminacinis elgesys iš kitų žmonių ir panašiai. Ir aišku, mes vėlgi atsigrėžėme tai, kad ir yra tėvų, kurie, kaip ir prieš tuos, 30 metų neigė, pyko, vijo vaikus iš namų, taip ir dabar mes girdėm tokias reakcijas, ar ne? Arba vėlgi, pavyzdžiui, remdamas į vaikų linijos tokią statistiką, santykiai su tėvais yra praktiškai numeris 1, kai kalbam tokia apie bendrą besikreipiančiųjų populiaciją. Ir aišku, kad čia yra žiauriai jautri tema. Kai mus kreipiasi paaugliai, kurie, pavyzdžiui, ar susituria su homofobiniam patyčiom, arba visų pirma tiesiog supranta apie save, apie savo tapatumą dalykus ir tada ieško, kaip būti savo aplinkoje su tuo. Tai baimė pasakyti tėvams arba jausmas, kad mano tėvai tai homofobiški arba kad jie tikrai nepriims, yra labai didelė. Ir tikrai, vėlgi, aišku, mus kreipiasi tie paaugliai, kurie dėl to abejoja. Tikriausiai yra ir daug tų patirčių, kurie jaučiasi priimti ir gali pasakoti ir gali nudalintis tais dalykais. Tai tam tikrą prasme, aš galvoju, čia yra tų pokyčių, bet labai liūdna, kad jų nėra pakankamai. Ir aš šitoj vietoj galvoju, man tai vis tiek atrodo, kad individualaus lygio niekada nepakaks tam, kad patyčių tema, homofobinių patyčių tema būtų kažkaip deramai vertinama. Ir tai, pavyzdžiui, ko mes kaip organizacija pasigendam per šitiek metų, kiek dirbam su patyčių tema, kad nėra jokio nuoseklaus požiūrio į šitą temą valstybės lygmenyje. Būta visokių pavienių situacijų ir galvoju tikrai, nežinau, mokyklose štai atsirado psichologų etatų, tikrai atrodo, yra vaikams, kur kreiptis pagalbos, yra socialiniai pedagogai, kurie arba kiti pagalbos mokinių specialistai, kurie tikrai gali būti atrama ir yra kai kuriuose situacijose parama ir atrama vaikams patiriantiems homofobinės patyčias. Bet, pavyzdžiui, labai daug yra ir nepasitikėjimo pagalbos mokiniams specialistais ir ypatingai dėl to, kad tai tampa labai išviešinta, tu tampi labai matomas, jeigu ten nueisi į psichologo kabinetą, taigi ten visi greit pamatys, kad tu ten lankaisi, tai dar žiūrėk kažkaip tai pavadins, ar ne? Tai tarsi labai svarbi šita dalis, kad veikia, bet kai kur matyti to pasitikėjimo irgi stokojama. Arba ten, pavyzdžiui, yra mokyklos, kurios ten yra bandžiusios keletą metų diegti nuoseklias programas skirtas būtent patyčių mažinimui. Bet šiuo metu to praktiškai nėra. Vienintelis būdas doroti su patyčių temomis, tai taip yra kažkoks tas vidinis patvirtintas planas, kuris arba veikia, arba neveikia, kuris, kaip žinom, arba ten registruoja ir reaguoja, arba užregistruoja 2-3 atvejus per metus ir sako, tiek pas mus čia tų atvejų yra užregistruota. Arba gyvenimo įgūdžių pamokos, ar ne, kuriuose vėlgi, mes žinom, turinys yra nuo iki ir palikta labai daug laisvės. Tai man rodos, šitose vietose mes tikrai galim galvoti apie skirtingas kartas, apie žmonės, kaip jie užaugo skirtingom sąlygom, bet šalia to, man rodos, pokytis realus atsiranda tik tada, kai atsiranda ir valstybėje aiškus požiūris, kas yra žmogaus teisės, nuo ko mes norime apsaugoti vaikus ir nuoseklus darbas šitame lauke. Tai man rodos, čia yra labai svarbus dalykas. Ir dėl to daug dalykų nesikeičia pas mus. Štai, pavyzdžiui, mes turim ten tokį tarptautinį tyrimą, kuriame, čia ne apie homofobinės patyčias, bendrai apie patyčias. Tai jau mes 30 metų stebime, kaip Lietuva yra pirmaujančiose pozicijose pagal patyčių skaičių. 30 metų. Ir
pokyčio atrodo nėra jokio. Tai čia vat ir yra ta dalis, kur man atrodo, kad asmeninės istorijos būna labai įvairios, ar ne, ir galbūt dabar mes tikrai galim pasidžiaugti, kad yra daugiau asmeninių istorijų, kai žmonės jaučiasi priimti, žino, kur gauti pagalbos, yra tokių rūpestingų suaugusių šalia, bet bendrai visuomenėje tai situacija keičiasi super lėtai ir mes turim labai prastą pokytį, būtent dėl to, kad nėra tas aukščiausias visuomenės lygmuo yra likęs toks arba su kiekvienais rinkimais keičiasi ir rakursas, ir temos, ir kas yra kalbama, ir kur yra investuojama, kalbant apie mokinių gerovę ir sveikatą. Yra iš tikrųjų toks jausmas kartais, kad nepaisant to, kaip mes kalbame apie patyčių žalą ir pasekmes, ir lyg ir suprantame jų rimtumą, bet iš tikrųjų tame kasdienėme gyvenime tai viskas vis tiek priklauso nuo nevyriausybinio sektoriaus, nuo kažkokių jaunimo organizacijų, nuo, tarkim, psichologų, specialistų, kurie dirba ar ne šito klausimu, bet jų ir trūkumas yra tada, nes mokyklose vis dar trūksta psichologo pagalbos. Apskritai yra tokių miestelių Lietuvoje, kur psichologą gali gauti, tai nežinau, kas antrą savaitę. Ar ne, ir tuo labiau, kad su jaunimu dirbantis psichologai irgi prisipažįsta, kad jiems taip pat trūksta įgūdžių, ypač kalbant apie jaunosios kartos iššūkius. Ne visi psichologai jaučiasi pasiruošę, kad gali atliepti tos klausimus. Man yra įdomu, ar jūs galėtumėte išskirti kokių nors inovacijų per 10-5 metus šitoje srityje, kurios pasiekė jaunimą ir buvo naudingos. Jūs galėtumėt pamatyti, kad taip, tai davė kažkokią apčiuopiamą naudą. Čia taip nuskambės pagirūniškai, bet pagalvojau, kad viena inovacija iš vaikų linijos, kadangi aš pati esu vaikų linijos darbuotoja, man atrodo buvo labai svarbi, būtent kalbant apie tuos pastarosius 5-10 metų, čia reiktų atsiskaičiuoti kiek metų, tai yra emocinė parama čiatų. Man rodos yra, tai viena vertus, tai taip, ne tik tai vaikų linija tą daro, bet tiesiog kalbu apie tai, kad man rodos daliai jaunų žmonių, kurie yra ypatingai, paveikti arba jiems yra ypatingai jautru ir ypač, kalbant apie jo šiuolaikinės kartos jaunus žmonės, jiems tikrai čatinimas, susirašinėjimas yra artimesnis būdas kalbėti apie save negu pokalbis telefonu. Tai man rodos, ir mes tą stebime praktiškai nuo pat čiato paleidimo pradžios, tai jeigu nesumeluosiu, buvo 2017 metais. Tai, žodžiu, pradžioje mes tiesiog patys auginom, kad būtų galima daugiau atliepti, bet dabar mes matome, kad pokalbių jau trukmė čiate yra ilgesnė negu telefoninių, nors telefonas pas mus veikia ilgiau. Telefonas veikia 12 valandų per parą, o čiatas veikia nuo 2 iki 11, tai dabar nesuskaičiuoju, kiek čia tiksliai tų valandų gaunasi, bet toks trumpesnis laikas, bet pokalbiai yra ilgesni. Tai man rodos, tai čia nekalbant apie, patyčias ar homofobinės patyčias, bet mes jaučiam, kad ypatingai jautrios temos, jos ateina būtent čiatu. Ir tai yra labai svarbu jauniems žmonėms turėti savo kanalą, kaip jie gali kalbėti apie savo kažkaip sunkumus ir ypatingai jautrius sunkumus. Jeigu galvočiau apie mokyklas, man kažkaip liūdna pasakyti, bet man rodos, nei viena inovacija nedavė kažkokio tokio proveržio. Pavyzdžiui, atrodė labai svarbi galimybė kreiptis kiek įmanoma anonimiškai ir buvo sukurta patyčių dėžutė, ar ne? Toksai irgi pasiūlytas, tarsi konceptas labai paprastas, kad tai yra tokia vieta, ar elektroninis paštas, ar ten, neprisimenu, gal repsas buvo kažkaip tai, kur mokyklose gali jos turėti ir tada mokiniai gali anonimiškai kreiptis dėl patyčių, ar ne? Ir pranešti. Bet aš vėlgi, kiek girdžiu iš mokyklų, aš praktiškai negirdžiu geros patirties. Kad pavyzdžiui, kad tikrai būtų daug kreipimusių, kad vaikai drąsiai rašytų. Arba dar iš kitos pusės, pavyzdžiui, aš periodiškai girdžiu tokių situacijų, kur vaikai rašo, aš parašiau jau ne vieną kreipimąsi ir nurodžiau konkrečią klasę. Ir iki šiol yra 0 reakcijos, nieks su tuo nevyksta. Tai man rodos, kas yra labai liūdna, kad mes, arba ten, pavyzdžiui, galvoju, iš tų tokių gerųjų patirčių, kur galėjo būti, ten kažkiek metų buvo diegiama tokia norvegiška programa, Olveus patyčių mažinimo programa, kuri vėlgi mes žinom, kad Skandinavijoje, kai mes kalbam apie žmogaus teisės, apie pagarbą žmogaus orumui ir garbę, ar ne, apie reagavimą į smurtinį ir agresyvų elgesį, jie tikrai yra vieni pirmaujančių, jie tikrai pasiekia, kaip mes sakydavom, taip, Švedijoje turim 5% vaikų, kurie patiria patyčias, Lietuvoje turim 30 kelis procentus. Tikrai milžiniškas skirtumas, kai galvojam.
Bet tos programos baigėsi ir tos, kurios diegia programą, ar ne, mokyklos, jos tikrai stebėjo gerus rezultatus, bet jos dabar baigėsi ir vėlgi žmonės keičiasi, darbuotojai keičiasi tam, kad kažkoks įgūdis jisai būtų perduodamas iš rankų į rankas, tam turi būti dedamos sistemingos pastangos, savaime neįvyksta, ar ne, tie dalykai. Nebeliko programų, nebeliko pastangų, ar ne, mokyklos nuvažiavo kitais keliais. Tai aš galvoju tikrai, rasti kažką, kas tikrai, sakyčiau, buvo inovacija, kuri davė kažkokį rezultatą, tai labai yra sunku, ypatingai galvojant apie patyčių temą. Tai man atrodo tikrai labai svarbus dalykas tas pagalbos mokiniui specialistų prieinamumas, ten, kur jis yra, bet vėlgi aš pritariu jūsų minčiai, kad tikrai yra vietovių, kur trūksta, kur nėra, kur, nežinau, ne tik tai ten psichologo, bet ten ir socialinis pedagogas dirba, tarkim, kartą per savaitę. Štai, ir visi patyčių atvejai yra sprendžiami tą kartą per savaitę, nes mokytojai sako, tai čia mūsų pagalbos mokinių specialistas paprastai sprendžia šitus atvejus. Tai vadinasi, visas kitas 4 dienas, tarsi ir nebėra kur kreiptis pagalbos, ar ne? Tai toksai, liūdnam pasakyti, bet tam tikrą prasme, tarsi trūksta tokių inovacijų, kai aš galvoju apie mokyklas ir apie švietimo sistemą ir tikrai dar mums yra kur augti. Bet kai galvoju, kaip ir jūs sakote, apie nevyriausybinės organizacijas, tai man rodos tikrai labai daug yra dedama įvairių pastangų tam, kad vaikai gautų ir kokybiškas žinias apie patyčias, kokybiškas žinias apie lytiškumą, kokybiškas žinias apie kitas jiems svarbias temas, ar ne, bet švietimo sistemoje bendraja prasme, aš sakyčiau, tikrai labai trūksta dėmesio visoms šitoms socialinėms temoms. Dar čia grįžtant šiek tiek prie pačių moksleivių, įdomu, kaip jie mato homofobinės patyčias. Patys moksleiviai, kaip ir ypač įdomi ta dalis apie tą vadinamąją tyliąją dalį. Kiek tie žmonės, kurie mato, bet nieko nedaro, moksleiviams daro įtaką, kaip jie jaučiasi mokykloje. Nes tas santykis, ar ne, kad mes žinome, jog svarbu yra, jeigu mano draugas mane užstoja, jeigu aš turiu su kuo pasikalbėti, bet dėl homofobijos, ar ne, LGBT moksleiviai dažnai jaučia, kad jie negali pasakyti savo draugui, kur čia yra problema, nes pats bus atstumtas. Kaip ta tokia dinamika veikia iš bendramžių, sakykime, perspektyvos veikia moksleivius ir ypač kalbant apie LGBT? Tai man rodos tikrai tie stebintieji, kai mes kalbam apie patyčių situacijas, apie homofobinių patyčių situacijas, jie atlieka tikrai labai svarbų vaidmenį būtent tame parodyme, ar čia visi yra tokie nusistatę, abejingi, jiems nerūpi, ar visgi yra dalis žmonių, kuriuos galima atsiremti, jeigu tu susiduri su homofobiniam patyčiom ar kokia kito pobūdžio neteisybė tavo atžvilgiu. Tai tikrai aš galvoju, ir matyčiai įvairios būna tos situacijos. Yra dalis mokinių, vaikų, paauglių, kurie nenori būti pasyvūs stebėtojai ir jiems trūksta tik tai padrąsinimo, ar ne? Ir čia tada irgi tampa labai svarbu, jeigu mokykloje atsiranda ar tie suaugę žmonės, kurie rodo pavyzdį arba kalbą, ar ne? Arba, pavyzdžiui, klasės auklėtojas, kuris gali kalbėti su mokiniais apie tą stebėtojų vaidmenį ir juos padrąsinti, kažkaip tai nebūti tokiais abejingais. Aišku, yra dalis stebinčių vaikų, kurie nenori kištis, nes, yra gavę žinutę, kad geriau nesikišti, galvoja, kad jiems patiems bus nesaugu ir tada nieko geriau nedaryti ir panašiai. Tai tikrai tų stebėtojų irgi spektras yra labai platus, nuo tokių, kurie nori veikti, bet nežino kaip, baigiant iki tokių, kurie, gal ir neprisideda, bet iš tiesų viduje gal net ir pritarė toms patyčioms, ar ne, kas reiškia, kad jie niekada gal ir netaps kažkokiais tokiais aktyviais stabdytojais ar aktyviais dalyviais. Bet tada galvojant būtent apie paauglius, kurie patiria homofobinės patyčias, tai tylūs stebėtojai sukuria labai didelį vienišumo jausmą, ar ne? Ir kai mes galvojam apie tai, kokios grėsmės arba rizikos kyla LGBT moksleiviams dėl būtent patiriamų patyčių, per mažo palaikymo, jausmo, kad esu vienišas arba tokios stokos socialinės paramos,
Tai tada tikrai tas vienišumas tampa dar vienu dideliu sunkiu akmeniu į jo tokią asmeninę kraitelę, ar ne, kur tai vienas dalykas ir dar kartais būna aišku ir ta dalis, kad galbūt jie nesijaučia vieniši, nes turi draugų, bet jaučiasi vieniši, nes negali jiems papasakoti apie dalykus, kurie jiems, iš tiesų, nežinau, įvyksta, nutinka, kurie jiems svarbus arba negali atskleisti apie save kažkokių svarbių dalykų. Tai čia tikrai tampa, dar vienu papildomu tokius rizikos veiksniu, kad bus daugiau, žodžiu, tikrai ir ypatingai galvojant apie jau tą paauglystės laikotarpį, kada, nežinau, vyksta visi egzistenciniai klausimai, yra galvojama apie tai, kur čia mano vieta, kas yra tie žmonės, į kuriuos aš galiu atsiremti, kas yra ta mano svarbi grupė žmonių, su kuriais aš galiu eiti, čia, nežinau, statyti to ateities pasaulį ir kurti savo gyvenimą. Tai tikrai tas, jausmas, kad manęs nesupranta, šalia nėra žmonių, kuriuos aš galiu atsiremti, jis gali būti be galo gniuždantis. Tai tikrai čia yra labai svarbi dalis ir aš kartais galvoju, bet vėlgi, jeigu mes galvojam, kad, nežinau, suaugęs net pažįsta homofobinių patyčių, tai jis nelabai gali ir paskatinti kitus ar ne užstoti. Bet šalia to, man rodos, kuo aš gal pasikliaučiau, man rodos, užtenka, jeigu suaugę tiesiog drąsina jaunus žmonės, pradedant nuo vaikų ar ne, ir keliaujant toliau paauglystę, skatina būti neabejingiems įvairioms neteisybės apraiškoms. Tai netgi tada, kai, nežinau, aš iki galo gal neatskirsiu, ar čia yra homofobinės patyčios ar ne, bet iš esmės, tai man rodos visą laiką visiems yra aišku, ar čia yra draugiškai pasakyti, ar tai yra piktai, ar tai yra norima žmogų paskatinti, ar tai norima žmogų žlugdyti. Tai man rodos tas toksai mokymas būti neabejingiems, mokymas aktyviai reikšti savo nuomonę. Jisai labai praverčia jau vėliau, nes kita vertus dar turėkime irgi omenyje ir tai, kad, pavyzdžiui, paauglystėje didelės dalies patyčių mes nebematome, nes suaugusieji yra tikrai biškiai atskiriami nuo šito dalyko. Viskas vyksta taip, kad bendraamžiai mato, bet suaugę tikrai, ypatingai jeigu galvom apie socialinę mediją, apie žaidimų platformas, kur paaugliai, tarkim, leidžia laiką, tai tikrai yra dalis dalykų, kur ten suaugę neturi šansų nieko pamatyti. Tai tada mes tikrai galim atsiremti į tuos neabejingus paauglius, kurie, nežinau, užtars, užstos, pasakys, informuos, jeigu reikia, reportins ar ne ir panašiai. Tai šitie dalykai tikrai yra labai svarbus. Tai man gal norėtųsi irgi pasakyti, kad viena vertus, nors galbūt tie tylų stebėtojai irgi dažnai gali būti tokie, kad čia, jiems neaišku, čia, jeigu paklausim, kas yra homofobinės patyčios, jie gal ir negalėtų apibrėžti. Bet man rodos, jie tikrai gali suprasti, nežinau, intenciją žmonių sakančių ar darančių vienokius ar kitokius dalykus. Ir jeigu tu matydamas intenciją turi drąsos užstoti, tai tampa tikrai labai svarbiu tokiu palaikymo šaltiniu LGBT jauniems žmonėms, kurie tikrai tos neteisybės patiria daugiau negu kiti. Yra toks dalykas, kurį aš pastebiu, kad mes kritikuojame jaunimą, kad jie visą laiką praleidžia su socialinė medija, bet iš esmės jie neturi to, jie stokoja iš tikrųjų tų įgūdžių kurti gyvą santykį, nes jie stokoja to santykio su vyresniu kažkokiu patikimu žmogumi. Mes dažniau ateiname pamokyti, pasakyti, kas blogai ir, tarkim, apskritai atimti telefoną, taip sakant, ar ne, uždrausti, pasakyti, kad socialinė medija yra pavojus. Bet ką socialinė medija duoda jaunam žmogui, kodėl jis jaučiasi, nežinau, saugus, kodėl jis nori joje būti, nepaisant to, kad ten irgi susiduria su pavojais, ar ne. Mes kažkaip nesigiliname tą jausmą, ar ne, kažkokį. Tai gal jūs irgi galėtumėte šiek tiek papasakoti apie jaunimo santykį su socialinė medija, tarkim, nes tikrai didelė gyvenimo dalis, ne, ir ten dėl natūralių, ar ne, socialinių priežasčių ta patyčių kultūra išsikerojo, neįsprendė galbūt to, kaip mes tikėjomės, kad žmonės pavyzdžiui vienas kitą ir suras savo grupę, vis tiek yra tose grupėse tos pačios problemos, vis tiek žmonės jaučiasi iš dalies vieniši, tie pavojai keičiasi, bet yra kai kurie tikrai, kaip jūs minėjot, ar ne, jau žmogus anksčiau buvo lyg ir saugesnis, nes grįžęs iš mokyklos galėjo pailsėti nuo to, dabar jis tiesiog nueina į socialinį tinklą ir vėl tas pats, ir netgi jo ir privatumas yra pažeidžiamas tada dar labiau, nes nuotraukos, jo žinutės yra dalymasis ir panašiai. Gal galėtumėt šiek tiek papasakoti, nežinau, iš jauno žmogus perspektyvos, koks tas santykis su socialinė medija yra, kodėl jinai tokia brangi, sakykime, jaunam žmogui, ką jinai duoda jam?
Na, aš galvoju, kad tikrai socialinė medija labai padeda patenkinti skirtingus poreikius. Tai vienas dalykas, aš galvoju, taip, tai padeda vat, būtent tokį socialinį poreikį patenkinti, rasti bendraminčių, surasti žmonių, kurie tave supranta, rasti žmonių, kuriais aš žaviuosi, kuriuos man įdomu sekti, kuriuos man įdomu, nežinau, klausytis, keisti savo žiūrėjimo kampą, pamatyti ir panašiai. Tai man rodos, kad viena dalis, dėl ko socialinė medija yra tokia svarbi, tai yra būtent jauniems žmonėms. Tai yra būtent dėl to, kad ten jie kuria santykius, ar ne? Ir kuria, ir aš galvoju, kita vertus, jau čia sunku mes, čia vis tiek galvoju tos tokios, aš apie save vis tiek jau sakyčiau, tokios vyresnės kartos atstovai, mums čia labai atsiskiria, kas čia ir vyksta, nežinau, šiame pasaulyje, kas vyksta internetuose, ne? Bet iš tikrųjų tai didžioji dalis jaunų žmonių ir jų santykių tai yra persipinę, nežinau, prasideda mokyklai, tęsiasi čiato grupėje, ar ten prasideda čiatė, tęsiasi kažkur tai kitoj fizinėje erdvėje. Tai tikrai, man rodos, čia yra tokia biški natūrali dalis, kur vyksta tiesiog bendravimas, toks savęs tyrinėjimas ir socialinių santykių kūrimas. Ir šalia to, aš galvoju, taip, yra tos grėsmės, kad tenai irgi klesti patyčios, tu labai gali tapti pamatytas, tokiu neigiamu būdu, ar ne, apie tave gali būti paskleista labai plačiai žinutė. Bet vis tiek, man rodos, ypatingai tiems žmonėms, kurie turi sunkumų mokykloje, kurie, būtent, pavyzdžiui, mokykloje, ir čia yra ta realybės dalis, tu klasės dažnai nepasirinksi, su kuo supuoliai, su tuo supuoliai. Ir vienam būna tikrai, atrandi savo žmonės, su kuriais tu gali jausti saugu, o kitas būna, atrodo, ta pati, bet nėra žmonių, su kuriais man yra gera, nėra žmonių, su kuriais aš jaučiuosi saugus. Tai tada tikrai, socialinė medija tai padeda surasti tokius žmonės ir tikrai, kažkur jaustis priimtam, tai yra labai svarbi dalis, ar ne? Ir man rodos, jeigu tu esi tame bendramžių rate, tai tada dažniau tokiuose bendramžių ratuose mažiau ir būna tokių palaikančių bendramžių rate, ar ne? Ir turiu omeny būtent socialinę mediją, tai man rodos, ten ir tų patyčių jau tikėtina bus mažiau, nežinau, nebent kartais kaip konflikto išdava būna, kad irgi kai žmonės susipyksta apie vieni apie kitus bjaurių dalykų priešneka. Bet, pavyzdžiui, tikrai galvodama apie homofobinės patyčias, tai man rodos, kad jos vis tiek yra kažkaip labai dažnai irgi būna susijusios su ta fizinė aplinka, klase, kuri apie tave žino, kuri tave gali matyti skirtingose situacijose, ne tik socialiniai medijai. Dar vienas poreikis, kuris, dėl ko ta socialinė medija kartais yra labai brangi jauniems žmonėms, kad tu ten tikrai gali kurti tokį savo tapatumą taip, kaip tau norisi, ar ne? Ir tyrinėti tą tapatumą, ir kurti, ir būti kažkoks, toks, koks tu esi, ir kartais gal net, tam tikrą prasme, nežinau, leisti savo pasakyti daugiau ir tiesiau, negu tu gali savo leisti kasdienybėje pasakyti, ar ne, bendraudamas su žmonėmis akis į akį. Ir čia, aišku, yra ta dalis, kuri kartais baugina, kaip ir sakot, ar ne, kad tada atrodo, kad jauni žmonės tarsi stokoja tokio įgūdžio čia megzti, ar ne, santykį. Ir paprasčiau tada tikrai apie save papasakoti, čia, netiesiogiai, nežinau, rašant žinutę, rašant apie save kažkokiai socialiniai medijoje, ar ne, ar ten dalinantis vaizdais, kurie irgi, gali žymėti, nežinau, mano nuotaiką, mano būsenas, taip kaip aš matau pasaulį ir panašiai, o ne įžodinti. Ir čia šitoj vietoje nieko aš daug jokios, kaip pasakyti, irgi neturiu labai stebuklingų kažkokių pasiūlymų, ką su tuo daryti, išskyrus tai, kad tikrai, man rodos, dalis jaunų žmonių ir patys būna ieško tų erdvių, kur būti ir reflektuoti ir kalbėti ir kurti santykį ne tik tai internete, bet ir kitose vietose, ar ne? Tiek, man rodos, čia yra labai tikrai didelė ta suaugusiųjų užduotis, kad tikrai ne patiem nepatalpinti jau tų mažų vaikų į socialinius, gerai, į medijas gal netalpinam, bet į ekranus mes juos patalpinam, ar ne? Ir tada mums, kaip suaugusiems, tampa labai patogu, nes vaikas yra užimtas ir tada patys nekūrėme tos tradicijos bendrauti, reflektuoti, kurti gyvą santykį, nes viskas atrodo, labai patogu, ar ne, vaikas užimtas ir aš galiu veikti savo dalykus. Ir kita dalis, aš galvoju, jeigu mes norim kažkaip tai jauniems žmonėms, nežinau, jos padrąsinti, to bendravimo akis į akį, kurti įgūdį, stiprinti įgūdį bendrauti, tai vis tiek mes esam suaugę šitame santykiai ir iniciatyva turėtų ateiti iš suaugusių žmonių. Pavyzdžiui, žinom tikrai daugybę situacijų, kur patys paaugliai pasako, kaip jiems, nežinau, trūksta tėvų, arba trūksta ten pokalbio, arba trūksta tokio dėmesio, arba noro būti, tokio kažkaip būti kartu. Ir tai jie būna tie, kurie bando inicijuoti, kalbina, tai čia tikrai reikia labai daug drąsos jaunam žmogui eiti pas tos suaugusiosius ir prašytis to dėmesio, ar ne? Tai čia man taip norisi jo gal tokį pridėti. Aš suprantu, kad mūsų klausytojas gal nėra
tie suaugę žmonės, bet kažkaip norisi pasakyti, kad čia tikrai yra labai didelis vaidmuo suaugusio žmogaus, kaip jisai būna santykėje su paaugliu, santykėje su vaiku ir kiek jisai kuria ar padeda žmogui reflektuoti, kalbėti, dalintis ar ne įvairiais būdais apie tai, koks jis yra ir ką jisai patiria. Šitas aspektas iš tikrųjų tampa svarbus, ypač dėl to, kad jaunimas ieško to santykio, tos mentorystės, pavadink, to vyresnio draugo ar ne, to santykio internetuose ir tada randa tokias asmenybės kaip Andrew Tate'as, kurie ne tik, kad, sakykime, nediegia kažkokių nediegia kažkokių humaniškų ar ne žmogaus teisėmis grįstų principų jaunimui, nerodo pavyzdžių teikiamų, bet labiau naudojasi tomis problemomis, ar ne, iškelia tuos visus vidinius pokyčius, ar ne, neigiamus ir atsuka juos prie žmogų, tiesiog tu ir versus pasaulis. Ir čia, ką dabar mes ypač matome, kalbant apie pastarųjų metų įvykius, tai ypač yra moterų ir vyrų tas skirtis labai ryški, kada vyrai, tarsi jauni vyrai gręžiasi į tą, sakykime, ar ne, tradicinį kažkokią visuomenę, kuri buvo ten prieš tai, ką Donaldas Trumpas vadina, ar ne, tą Make America Great Again, tai kada tai buvo, ar ne, ir kažkokia praeitis mistinė, kada buvo geriau, moteris tuo metu eina kaip tik, jos nori daugiau to progreso, daugiau teisų. Ir tada yra tas konfliktas, kad vyro akimis, jaunų vyro akimis, sakykime, yra per daug kalbama apie moteris, per daug feminizmui duodama dėmesio, bet vyrams per mažai. Ir čia buvo irgi pasirodęs tas garsus, ar ne, Netflix, man atrodo, serialas Meini Adolescence, kuris irgi parodė iš tikrųjų, kokios yra pasekmes, bet kaip viskas prasideda, tarkim, kaip jau, nes man, tarkim, irgi klausimas kilo, nes aš esu šiek tiek dariusi tyrimą apie jaunų vyrų 4 amžiaus krizę ir kalbėjomės, ir ypač apie tą santykį su, ar ne, kad jaunimas nori kurti santykį romantišką, bet jiems trūksta įgūdžių. Iš tikrųjų, internetas sugadino tą romantiką, nes tavo viena nuotrauka gali nulemti kitų žmonių požiūrį į tave, ir viskas tave svaipina ir tu neturi net šansų susipažinti. Tai man įdomu, galbūt jūs galėtumėte irgi šiek tiek pasidalinti, kaip jaunimas mato šitas problemas. Tiesiog, atrodo, toks sprogimas kažkur įvyko dabar ir mes lenkamės atgal. Bet kur to priežastis yra, kodėl jaunimą, bent jau dalį jų, ar ne, arba, tarkim, kad ir tos pačius jaunus paauglius, vaikinus, taip vilioja, kažkokia praeitis, tarkim. Tai, kaip jūs minėt, kad ne, tas regresas žmogaus teisės srityje. Kas jūsų manimų įvyko, nežinau, jaunojoje kartoje? Man atrodo, kad tam tikrą prasme čia yra ir jaunosios kartos klausimai, bet čia yra labai ir socialinės medijos algoritmų klausimai. Kad viena vertus, ir čia vėl, nesu čia iš geriausia ekspertė komentuoti, manau, kad būtų labai įdomu, būtent, nežinau, ar vyrų psichologiją tyrinėjančių žmonių, ar ne, arba vyrų sociologiją tyrinėjančių žmonių, ar ne, kažkoks pastebėjimas, kas vyksta su tai vyriškumo samprata, ar ne, ir tokių vidinių irgi požiūrių į save, ar ne, kad pradedama gręžtis į kažkokius autoritetus, kurie suteikia, nežinau, aš tai sakyčiau taip, kad tam tikrą prasme, kodėl tie stereotipai taip stipriai grįžta, ar ne, ir ypatingai, nežinau, vyrų grupėje, nes stereotipai suteikia kažkokio paprastumo ir aiškumo. Ir panašu, kad išbūti su įvairiais egzistenciniais klausimais, tai koks aš čia turiu būti žmogus, koks aš čia turiu būti vyras, ką reiškia vyriškumas šiuolaikinėje visuomenėje, nėra lengvas, ar ne, ir atrasti atsakymus nėra paprasta, ir tada kažkas, kas pateikia paprastus atsakymus, sudėlioja tarsi kažkokias tai ten dėželes, atrodo, gali būti labai patrauklu. Tai čia tokia viena iš prielaidų, ar ne? Aš tikrai negaliu pasakyti, kad tai ir nutiko, ar ne, dabartinėje kartoje. Bet man rodos, kad tas išpopuliarėjimas tam tikrų būtent, nežinau, seksistinių ar toksinių nuostatų, ar tenai toksinio vyriškumo tam tikrų, ar ne, nuostatų yra labai susijęs su tuo, kad socialiniai medija tu labai greitai papuolė į burbulą.
ar ne? Ir jeigu tu tik tam tikrą laiką, visi algoritmai yra sudėlioti taip, kad siūlyti tau tą turinį, kur tu parodai tam tikrą dėmesį. Ir užtenka labai nedaug skirti dėmesio tam tikram turiniu ir tu esi užpilamas šitų turiniu. Nes vėlgi taip, socialinė medija yra ir tam tikrą prasme, toksai, nežinau, neapriepiama begalybė visokiausių nuomonių, minčių, idėjų ir kokį burbulą įsėsi labai priklauso nuo tam tikrų kartais netgi ir atsitiktinumo, ar ne, nežinau, štai tavo draugas seka, parodė tau kažką, tai pradėjai žiūrėti ir žiūrėk, jau esi užpiltas tą informaciją, ar ne. Tai gerai, jeigu mes esam, nežinau, pakankamai kritiški, galima atsisakyti, nedaug laiko praleidžiame, bet jeigu esam paauglystės laikotarpė, kuomet tikrai ieškomas, yra sprendžiami tie tapatumo klausimai ir yra kažkas, atrodo, kas pateikia kažkokį suprantamą požiūrį ir dar nežinau, kažkaip tai padeda tau labiau pasitikėti savimi tarsi ir žiūrėk, tai tampa labai patraukliu. Tai mes vaikų linijoje turime tokią vaikų patarėjų komandą, kurioje irgi daugiausiai yra paaugliai, nuo 12 iki 18 metų amžiaus, tai jie irgi nuo pat praktiškai, jau 3 metai baigėsi, kai patarėjų komanda padeda mums mūsų veikloje, irgi įvertinti mūsų, nežinau, ir komunikaciją, ir kaip mes teikiam paslaugas, ar kokybiškai ir panašiai. Tai jie labai irgi greitai pradėjo kalbėti, kad mums, sako, atrodo, labai yra svarbu, kad organizacija kalbėtų apie šitą problematiką, tai kad tikrai stiprėja jaunų žmonių tarpe šitie kraštutiniai požiūriai, ką reiškia būti vyru, ką reiškia būti moterimi ir būtent, labai tas irgi pastebėjimas yra būtent jaunų paauglių tarpe, vaikinų tarpe, kad yra tos nuostatos. Tai aš galvoju, tai viena vertus, paauglystė visais amžiais buvo tam tikra prasme, gerai, ne visais amžiais, paauglystė yra labai toks vėlai atrastas gyvenimo laikotarpis, jis ten praktiškai tik 20 amžiaus pradžioje buvo susimastyta, gal yra ne tik tai vaikai ir suaugę, bet yra ir paaugliai, ar ne? Tai per tuos 100 metų tai tikrai tampa aišku, kad paauglystė yra toks tapatumo ieškojimo laikas, kada yra jautru. Yra jautrus įvairūs, nežinau, įvairios nuostatos, įvairios žinutės apie tai, koks turi būti, kokius vaidmenius turi prisijimti, kas yra tinkama ar netinkama tam tikram, nežinau, žmogui, lyčiai ir panašiai. Ir panašu, kad tai jau vyksta toks kaip ir naudojimasis tam tikrų veikėjų ir tada išnaudojant tą socialinės medijos galimybės užpilti tam tikro pobūdžio informaciją ir per tai paveikti ne tik tai pavienius konkrečius žmonės, bet iš tiesų jau gaunasi, kad veikiam ir tam tikras visuomenės grupės. Aišku, kita dalis, kur galvoju, kur labai svarbus toks matyti ir mūsų, kaip nežinau, nevyriausybinio organizacijų vaidmuo, kad ypatingai kalbant apie psichikos sveikatą, žinau, kad tikrai labai daug jaunų žmonių atsakymų apie savo psichikos sveikatą, tarkim, irgi ieško socialiniai medijoje. Ir yra milžiniškas kiekis neteisingos arba netikslios informacijos, ypač kai galvojam, nežinau, apie TikToko turinį, kuris ten yra, irgi subalansuotas ant labai trumpų, labai tokių konkrečių žinučių. Tai čia, man rodos, irgi yra labai svarbu, kad taip yra, aš visą laiką matau kaip pliusą, tai kad jauni žmonės turi kur domėtis, gali kelti klausimus, gali labiau svarstyti apie save, bet šalia to kurti kažkokį turinį prieinamą jauniems žmonėms, kur būtų tiksli informacija, o ne jų pasaulį iškreipėti informaciją apie jų psichologinės būsenas ir psichikos sveikatą, man rodos, irgi yra labai svarbu. Čia galbūt aš buvau neteisinga, nelabai teisinga jauniems vaikinams, nes ta problema egzistuoja ir tarp merginų, nes yra tas thread wife trendas, kuris irgi labai romantizuoja tą tradicinį moters vaidmenį, kažkaip iškreipdamas santykių realybę, turint omeny, kad jauni žmonės apskritai dar turi labai mažai patirties, ko jie nori iš tų santykių ir kaip jie realiai atrodys. Ir man kažkaip irgi keista šiek tiek, nes aš kadangi vis tiek sukuosi su socialinė medija, tai kartais atrodo, kad iš tikrųjų tas mūsų realusis pasaulis, kuriame gyvename, jis kažkaip labai atsilieka. Nes aš apie tuos socialinius burbulus, kas juose vyksta, aš žinau tik dėl to, kad esu. Jeigu nebūčiau, nežinočiau jaunimo problemų. Tai tada kaip su jomis dirbti, nes jos ateina į mūsų kasdienį gyvenimą ganėtinai lėtai ir mes tik vėliau, kai pamatome kažkokią jau problemą ar nesusidurime su iššūkis, jau tada sakome, kad čia prieš porą metų aš tą mačiau. Ir nežinau, irgi kalbant apie tai, kad labai jaunimas jaunėja, tai tos problemos, kurios, sakykime, tie iššūkiai, su kuriais susidurdavo kažkada 14-15 metų žmonės, dabar jau
11-12 metų, ar ne, esantis jaunas paauglys jau turi tos klausimus. Ir man irgi toks yra įdomus klausimas, kaip patys jaunuoliai su tuo dirba. Turiu mane, atrodo, kad anksčiau buvo toks modelis, kad ateina specialistas ir pasako, kaip čia daryti, padeda jaunimui. Dabar atrodo, kad labiau reikėtų tokio dialogo, kad patys jauni žmonės ateitų, pat kaip jūsų pavyzdys vaikų linija, kad jaunimas irgi kalbėtų, pat tokia problema ir mes norėtume daugiau dėmesio, kad būtų jai skirta. Kaip pats jaunimas eina, nežinau, tas irgi kartų dalykas, specialistai vyresnio amžiaus, galbūt irgi kaip jūs matot tą galimybę, kad galėtume išspręsti šitos iššūkius, ar ne, arba juos bent pasitikti. Ir reikėtų daugiau tokio irgi dialogo tarp jaunosios kartos, dar tų paauglių ir jau specialistų, kas anksčiau buvo tiesiog atrodė neįmanoma. Ir turint omeny, kad dabar kaip tik Lietuvoje irgi vėl yra grįžtama prie to Vote 16 idėjas ir irgi girdime, ar ne, tas vyresnios kartos ir šiaip daugumos politikų nuomonės, kad jaunimas nepasirengęs, nes nėra ten pilietinio švietimo, ar ne, bet pilietinio švietimo nėra, nes politikams trūksta valios jį įgyvendinti ir tinkamai jį įgyvendinti. Tai kaip jūs matot tą dialogo reikšmę dabartiniai visuomeniai? Na, dialogo reikšmė, man rodos, labai yra didelė ir tam tikrą prasme yra labai, man pačiai irgi džiugu stebėti, kad, tarkim, nevyriausybinėse organizacijose dirbančiose su vaikais vis dažniau yra įtraukiamas vaikų balsas, būtent per tokią, ar veikiančią vaikų ir jaunų žmonių bendruomenę, kuri konsultuoja, ar ne, organizacija, atliepia į kažkokius organizacijos klausimus susijusius su jaunais žmonėmis. Bet šalia to, man rodos, mes esam labai pradžioje tokio susivokimo, ką reiškia įtraukti vaikus ir paauglius į sprendimų priėmimą. Ir vis tiek labai dažnai netgi rengdami, nežinau, ar ten kažkokias diskusijas, ar kažkokiuose renginiuose pasikviesdami jaunus žmonės, mes vis tiek padarom tokį, kad šalia jaunų žmonių vis tiek atsiduria dar kažkokie specialistai, kurie viena vertus tai kūrė tokį dialogą, ar ne, gali ir jaunas žmogus, ir specialistas pasakyti kažkokius savo skirtingus, tos požiūris, arba kaip tik paantrinti vienas kitam ir panašiai. Bet kartais toks yra iš jaunų žmonių, mes girdim irgi tokį, kad sako, bet vis tiek atrodo, kad jūs nepasitikit vien tik jaunai žmonėmis, negalit tik tai imti ir susodinti tik jaunus žmonės ir iš jų gauti visą informaciją, o ne į vieną diskusiją būtinai sudėti ten ir jaunus žmonės, ir specialistus, ir tėvus, ir tada vis tiek gaunasi, kad štai kažką vaikas paauglys pasako ir tada dar kažkoks specialistas, kažkokį svarų žodį uždeda ant viršaus. Tai man rodos tikrai, mes esam tokioje pradžioje mokymosi, kaip įtraukti jaunus žmonės į įvairius sprendimus susijusius su jais, su jų psichikos sveikata, su jų gerovė, su jų, švietimu ir kas tai bebūtų, bet tai yra be galo svarbu, nes patirtis rodo, kad ten, kur jauni žmonės patys prisideda, kur jų balsas yra girdimas, tai ir efektas yra žymiai geresnis, ar ne? Tai turiu omeny, ar tai būtų kažkokios švietimo inovacijos, ar prevencinės veiklos, ar kas tai bebūtų, jeigu bendruomenėje yra aktyviai veikiantys jauni žmonės, jie gali pasakyti savo idėjas, jų yra klausoma, jos yra įgyvendinamos, tai ir jie, kaip pasakyti, labiau patiki tam tikrų įgyvendinamų veiksmų veiksmingumų ir prisideda prie to, ir įgyvendinimo, ir bendramžių įtraukimo, ir visų kitų procesų. Tai man rodos, čia tikrai, praktiškai mes be to niekaip neišjudėsime. Ir jo labiau, kaip jūs irgi gražiai pasakėte, tikrai labai yra pasikeitęs ir požiūris, kas yra autoritetas, kas yra informacijos šaltinis. Tai tikrai prieš 40-50 metų mokytojai buvo pagrindinis informacijos šaltinis ir už tai jie buvo labiau autoritetai, ar ne, arba turėjo stipresnį autoritetą jaunų žmonių tarpe. Dabar taip nebėra. Dabar informacijos šaltinių yra tiek daug ir vaikai tiek visko gali prisigaudyti, sužinoti ir taip toliau, kad jie žinoma irgi nuolat kvestionuoja, o ką suaugę ten sako, ar jie tiksliai žino, ar jie nėra, ir gerai gal vienoje srityje žino, bet kai kur jie gali būti tikrai tokie nežinantis, būtent dėl to, kad nėra socialinėse medijose, neseka tų pačių dalykų, ką seka
jauni žmonės ir panašiai. Tai man rodos, tas dialogas yra, man tai atrodytų praktiškai ypatingai reikšmingas, jeigu mes norime geriau pasirūpinti kaip suaugę vaikais, paaugliais ir suprasti jų poreikius ir kad tai, ką darome, kad tai būtų veiksminga. Nes vėlgi žinoma, kad vaikai ir paaugliai turi ribotą galimybę inicijuoti sprendimus, ar ne, bet čia jau priklauso nuo mūsų suaugusiųjų. Tai tas dialogas tikrai yra labai reikalingas. Ačiū, kad likai kartu. Prisipažinsime, šį epizodą įsivaizdavome kiek kitokį. Tik prisėdę įrašyti supratome, kad sulaužėme auksinę taisyklę. Nekalbėti apie jaunimą be jaunimo. Todėl tavo mintys mums ypač svarbios. Kviečiame komentuoti ir kritikuoti. Ką svarbaus pamiršome paklausti, o gal tu turi kitokį atsakymą į mūsų keltus klausimus. Nedvejok ir pasidalink. Iki susiklausymų.